Pernai vasarą kartu su mūsų laidos konsultante Liucija Kunigiškyte vykome į bandymų laukus, kur šiltnamyje ir lauke buvo pasėtos naujos ir jau žinomos pomidorų veislės. Praėjusių metų sunki vasara buvo tikras išbandymas augalams, tačiau daugelis pomidorų veislių šiuos sunkumus ištvėrė ir davė puikų derlių. Pirmiausiai su Liucija Kunigiškyte aptarkime šiltnamyje tinkančių augti pomidorų veislės. Čia yra nauja visiškai hibridinė veislė, Giardo. Dauguma pomidorų yra raudoni, bet šitie yra raudoni kitaip. Na, iš ties labai gražios spalvos. Jis yra tokia prigesinta raudona spalva. Ir patys vaisiai iš tikrųjų yra kiek pailgos formos. Galbūt šiais metais nelabai palankus metai pomidorams, jie neužaugo tokie dideli, kai buvo tikimasi. Bet dėl spalvos, dėl atsparumo lygoms mes įtraukėme šitą hibridinę veislę į savo asortimentą ir rekomenduosime savo pirkėjams ją iš tikrųjų, kai veislę verta ant vienos kekės, kaip matote, jie dar neužauga tie pomidorai, 9 pomidorai. Na, iš ties veislė verta dėmesio. Na ir iš tikrųjų dar viena naujiena, tai yra naujas pomidorų hibridas. Pavyko atrasti gausioje veislių pasiūloje veislę, kurios iš tikrųjų galbūt ir trūko mūsų asortimente. Mes turime ne vieną pailgą pomidorų veislę savo asortimente, bet neturime nei vienos veislės, kuri užaugina štai tokius didelius pailgus vaisius, kurie tinka tiek šviežiam vartojimui, galima naudoti konservavimui, juos galima labai gražiai patiekti. Na, va štai tokie gražūs pomidorai. Tiesiog konservuojant jie vėlgi gali tilpti į stiklainį, nes galime į stiklainį juos tiesiog, sudėti štai taip. Iš tikrųjų veislė, kuri labai užaugina gausų derlių, labai gražus vienodos formos pomidorai ir išsiskiria puikiomis skoninėmis savybėmis. Vieną iš patikrintų veislių, tai aš laikau savo rankose. Tai yra veislė Homestead, yra mėgėjiško tipo veislė, labai skaniais vaisiais, iš tikrųjų labai skanus pomidorai. Kaip matote, augalas yra vidutinio aukščio, vaisiai yra stambus ir iš tikrųjų tokios labai originalios formos ir išvaizdos. Labai dekoratyvus. Iš tikrųjų labai dekoratyvus ir labai skanus. Jų galbūt nėra ant kekės tiek daug, jie yra gali būti skirtingo dydžio, sunokę pilnai jie, štai yra tokie ryškūs raudoni, čia yra dar nepilnai sunokęs pomidoras, bet iš tikrųjų tokie įdomios tokios formos pomidoriukai. O štai galima sakyti jau desertinės, smulkia vaisių pomidorų veislės, kurios išsiskiria savo skoninėmis savybėmis ir pastaraisiais metais mūsų soduose itin populiarėja. Pomidorų veislė, kuri bene populiariausia paskutinius 2 metus, tai yra smulkia vaisių pomidorų veislė. Tai yra pomidorai Bajaja, kuriuos mes auginame lauke ir Lietuvoje sėkmingai ir mūsų pirkėjai iš tikrųjų perka ir labai džiaugiasi tą veislę, nes veislė iš tikrųjų nereikli, labai derlinga. Na, bet ta Bajaja iš tikrųjų ne tik Lietuvoje žvaigždė, jinai žvaigždė buvo ir kitose rinkose, kitose šalyse. Todėl selekcininkas paskatintas tos sėkmės ir paprašytas pirkėjų sukūrė kitą veislę, labai panašią į Bajają. Tai nežinau, ar čia Bajajos sesuo, brolis ar kas. Sukūrė veislę Rubinka. Jeigu Bajaja yra žema ūgė krūminė veislė, tai Rubinka yra aukšta ūgė veislė, užauginanti štai tokius gražius pomidorus, kasas, kekės. Ir gal kiek mažesnius nei Bajaja, bet iš tikrųjų su begalė vaisių ir labai skanius. Tai mes turime 2 kūrinius. Na, aš vadinčiau kūrėjas tas selekcininkas vis tiek. Tai Bajaja yra lauko pomidorų veislė ir Rubinka yra aukštaūgė pomidorų veislė, kurią rekomenduojame auginti šiltnamyje. Na, va tai tokia net ne keke, o pomidorų šluotą pavadinčiau. Na ir dar viena pomidorų veislė. Tai pomidorai, kurie niekados nepakeičia savo spalvos. Jie prinokę būna žali. Tai yra Limeto pomidorų smulkiavaisių kokteilinio tipo veislė. Visada žali pomidorai ir labai tokio originalaus skonio, juntamas toksai citrinos skonis. Na, tokius pomidorus vadinkime iš tikrųjų kartu susodinus ir kartu patiekus, smagu, nereikia tikrai gąsdintis aušra, jie niekados nebus raudoni. Turi būti minkšti, jie turi būti vizualiai pakeitę spalvą, jie turi būti netokie žali. Ir dar kas šitų pomidorų yra labai plona odelė. Reikia laiku juos nuskinti, nes suvėlavus nuskinti jie tiesiog trūksta.
kokteilinio tipo pomidorai. Štai šitos gražios kekės. Jūsų stambesni, mano smulkesni. Na, mano smulkesni pomidoriukai iš tikrųjų vaisiaus svoris 10-15 gramų, ankstyvi, pradėjo derėti Liepos pradžioje. Hibridinė veislė kuranto. Va štai matote, kiek daug šakų, kiek daug pomidorų, skinami arba su visa keke, kaip aš padariau, na, tiesiog sunoksta vienu metu visa kekė, dar čia nėra pilnai sunokusi, arba galima skinti pavienius vaisius. Paskutiniais metais vis populiaresni ir populiaresni tampa tie smulkiavaisiai pomidorai dėl puikių skoninių savybių, dėl ankstyvo derėjimo. Na ir dėl pritaikymo, tu gali juos naudoti salotoms, mažai darbo, nereikia pjaustyti. Na, jūsų veislė Charmant irgi yra hibridinė veislė, sezono naujiena, kiek stambesniais vaisiais. Manau, kad šitos dvi veislės puikiai derėtų tarpusavyje. Na, vadinkime, patenkintų norus tiek, kas mėgsta visai smulkučius pomidorus ir kas mėgsta stambesnius. Bet skinami va štai tokia graži kekė. Yra ir daugiau naujovių. White Beauty – balti pomidorai. Nustebins ne tik įprasta spalva, dideliais vaisiais. Pomidorai yra plona odele, puikiai tinka vasaros salotoms, kokteiliams ir sultims. Jų vegetacijos periodas 75-85 dienos. Vaisiai apvalūs, sveria apie 200-300 gramų, yra mėsingi ir salstelėje. Naudojami švieži, tinka padažams gaminti, auginami nešildomuose šiltnamiuose. Kita pomidorų veislė – Country Taste. Derlingi, dideliais vaisiais pomidorai tiems, kurie nori tikro skonio ir didelių vaisių. Pomidorai sveria apie 400-500 gramų. Jie yra skanūs, mėsingi, sultingi. Kekėje yra 3-4 vaisiai. Hibridas atsparus tabako mozaikos virusui, nematodams. Jie vartojami švieži, tinka padažams gaminti, auginami šiltnamiuose. Tai Liucija, kaip matau, norite sugriauti mitą, kad puikų pomidorų derlių galima užsiauginti tik šiltnamyje. Nieko panašaus. Iš tikrųjų, nieko panašaus. Tiesiog norim iš tikrųjų sugriauti tą mitą, nes turim begalę veislių, kurios tinka auginti ir lauke, ir gali būti auginamos šiltnamyje ir lauke. Ir vis atrandame tas veislės ir bandome jas auginti lauke. Na, turėjome tokias veislės, kurias atrado pirkėjai po mūsų bandymo auginti lauke, tai veislė Promik, veislė Bajaja, kurios iš tikrųjų tapo mėgstamos paskutiniais metais. Tai norėčiau pristatyti dar dvi veislės, kurios iš tikrųjų puikiai dera lauke, kaip matote. Veislė, ne hibridas, paprasta veislė Ziska, Lenkų selekcijos darbas, iš tikrųjų pradėjo nesenai nokti tie pomidorai, bet... Irgi filmuojame rugpjūčio antroje pusėje, 20 dieną. 20 dieną, va štai mes turime tokius pomidorus. Dėl ko mes mėgstame šituos pomidorus? Už tai, kad jie yra pailgos formos, jie dera gausiai, augalai nėra reiklus. Jau pradėjo nokti, tai mes jau pirmuosius turime ir manau, kad dar per savaitėlę laiko mes turėsime iš tikrųjų puikų pomidorų derlių. Tikriausiai ir konservavimui puikiai tinka, ir šviežiam vartojimui įvairiai. Taip, ir šviežiam vartojimui, ir konservavimui tinka, ir gali būti konservuojami štai va tokie šviesiai žali, žinot, šeimininkės. Šviesiai žali? Jo, šeimininkės yra išradingos, jos, kaip sakoma, derina ir spalvas, ir tamsesnės, ir šviesesnės, tai iš tikrųjų puiki pomidorų veislė, kurią galima auginti lauke ir turėti štai tokį derlių. Tai yra hibridas, hibridinė veislė Benito. Jinai yra kiek vėlyvesnė už Ziską, mes matom augalų, kad dar ne tiek raudonai nusidažiusių vaisių yra. Dėl ko mes pasirinkome, auginome veislę ir auginome hibridą. Norėjome pasižiūrėti, kaip lauko sąlygomis dera tiek viena, tiek kita. Vienok hibridinės veislės tiesiog noriu priminti, kad jos yra derlingesnės, augalai yra vienodesni, atsparesni ligoms. Tai norėjome iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip ta hibridinė veislė ir paprasta veislė atrodo lauko sąlygom ir vadinkime, kaip čia viskas dėliojasi. Tai šiai dienai ir viena ir kita veislė dera, viena ir kita yra nepažeistos ligų, bet kalbant apie veislę Benito, tai norėčiau pasakyti, kad jinai iš tikrųjų dera puikiai, derlingumas yra labai didelis, tiek mano matyta šiltnamyje, tiek lauke. Va štai, jeigu pasižiūrėsime, kiek ant augalo yra daug vaisių, tiesiog
Labai tikiuosi, kad dalis bent tų vaisių užaugs iš tikrųjų. Tai vėlgi, kalbant apie šitą veislę, tai veislė tinkanti tiek salotoms, tiek konservavimui, vaisiai yra ovalo formos. Ir netgi ir auginant lauke, vadinkim, ir tom nepalankiom sąlygom mes pasiekėme optimalų svorį vaisiaus. Vaisius pagal selekcininką turėtų sverti 100-120 gramų. Manau, kad jie tiek ir svers. Tiesiog dar trūksta jiems saulės. Na, bus dar tos saulės ir sunoks mūsų derlius.